Kaip pakeisti vairo ritę Opel Astra? Svarbus aspektas, jeigu keisite vairo ritę, būtina, kad paliktumėte originalią mikroschemą, nes kitaip immobilizeris nepažins jūsų ratų ir neužvesite variklį. Tai nusimam kremą, kad nesprogtų į veidą. Randam gražią atviorką ir yra dvi skylės. Iš čia ir iš čia, iš vidaus. Kišam ir stumam spyruoklį. Štai tokiu principu veikia spyruoklės palenkimas. Tiesiog stumi ir lenkiasi spyruoklį. CRV T50 galvutė. TX20 galvutės. Po to čia varžtas ir čia varžtas. Trys varžtai su TX10 galvutė. Nepamirštam patikrinti, ar eiti yra per vidurį, kad paskui nenulūžtų. Surenkam viską atgal ir patikrinam, ar veikia. Liuks. Pasiekite.